Na kągi, mūsų paskutinė pamoka pirmojo etapo IT iššūkyje, kuris yra nacionalinis projektas, skirtas tam, kad patikrinti, kas yra iš jūsų patys gabiausi, išmaniausi ir taip pat apšviesti apie IT naujoves bei išmokome, kaip sukurti pirmasis savo internetinės svetainės. Tai dabar prieš einant toliau tęsiant savo portfolio page projektą, norėčiau dar šiek tiek skirti laiko, supažindinant geriau su before ir after pseudo elementų. Eikime į savo IT iššūkis. Aplankalą susikurkime before and after aplankalą ir tada sudarykime Visual Studio Code ir įsikelkime ant kodo, ar ne, šiuo atveju pas mane before ir after aplankalą. Gerai, dabar get started galime išsijungti, kurkime index.html. HTML5. Vietoj title dokumentų parašykime before and after. Sulinkinkime, susiekime su style CSS. Tarp body tagų rašykime h1 before and after. Pasileiskime live serverį, kaip visą laiką. Darykite, kad būtų kairėje naršyklė, dešinėje Visual Studio Code. Ir tada kurkite style CSS, kur mes ir stilizuosime viską. Mums užteks h1 elemento, kad galėtume prie jo priskirti dar before ir after elementus. Primenu, kad apie before ir after yra labai aiškiai aprašyta CSS tricks, kur tiesiog pasakoma, kaip reikia sukurti juos ir kaip jie prisiskiria. Yra mūsų elementas, kurio viduje susikuria before ir after iš CSS ir tada tarp jų, tarp before ir after yra visas likęs turinys. Dar čia paaiškina, pavyzdžiui, kodėl naudojamos ne viengubos, ne vienas dvitaškis, o du dvitaškiais, nors galime ir vieną rašyti. Tai dėl to, kad senesnėse naršyklėse palaikoma buvo tik vienas dvitaškis, o naujesnėse yra du dvitaškiai. O aš asmeniškai dar manau dėl to, kad atsiskirtų pseudo klasės, kaip pavyzdžiui hover, nuo pseudo elementų kaip before ir after. Gerai, tai grįžtame į savo projektą, style CSS ir prieš stilizuodami savo, kurdami savo before ir after, galime duoti savo body backgroundą ir noriu jums parodyti, jog ne vien paprastas spalvas mes, kaip pavyzdžiui pink, galime priskirti, bet taip pat naudoti linear gradient įrankį, kuris leis mums, pavyzdžiui, pink ir yellow sumaišyti dvi spalvas. Tik tais, kadangi mūsų body aukštis, jeigu inspektinsim, užima tik tiek, kiek mūsų h1, dėl to atrodo, kad čia daug kartuojasi pastoviai. Tai kad body būtų per visą aukštį, svetainės arba view height, rašom 100 view height. Ir dabar atsiranda scrollinimo šitas scroll baras, tai panašiai kaip ir anksčiau darėm, pridėkim overflow hidden savo portfolio page, atsimenat. Gerai, tai dabar, kad gražiai susilygiuotų before ir after pačiam viduryje, galime duoti display, flex, justify content center, align items center. Galime pakeisti šriftą, pavyzdžiui, Arial ir tiek galėsime pradėti darbuotis. Dabar dar labai svarbus dalykas, kad mes priskirsim before ir after prie savo h1. Tai h1, kad galėtume priskirti before ir after, būtina pridėti position relative. Position relative yra kaip ribos kitiems elementams, kurie yra viduje su pozicija absolute, nes kitu atveju, jeigu nepridėtume position relative, matysim before, pavyzdžiui, elementas, galim duoti čia kokį nors content ar ne, tekstas, tegu būna, ir position. Galim tiesiog parašyti before, duoti spalvą baltą, kad labiau atsiskirtų, matom, atsiranda tekstas ir position absolute. Ir tada užlipa ant viršaus visų pirma, tas nieko tokio, kad jeigu čia parašysim top 0 ir nuimsim position relative, mūsų before atsiras danguje kažkur. Taip yra todėl, kad absoliuti pozicija, jeigu neturi ribų, jinai, kaip position relative elemente, jinai prisiderina prie viso puslapio pločio. Tai jeigu čia parašysim, pavyzdžiui, left 0, tada ir krašto nueis kairė, jeigu right, tai dešinė, jeigu čia parašytume bottom, tai atsiras to pačioj. Matote, ne? Po visą lauką, žodžiu, skraido. Tai position relative prie h1 būtent įrėmins ir tada mums nebereikės jau mąstyti apie tai. Dabar kol kas nei position relative, nei absolute nereikia, tiesiog norėjau parodyti, kaip susikūrė h1 prie h1 before ir after elementai. Bus after. Ir pakeičiu, kokias spalva yra. Tai va,
matom, yra mūsų pagrindinis elementas ir šalia jo before ir after. Jeigu inspektinsiu, matysim taip, kaip čia parodyta, ar ne, viduje before, after, o tarp jų tas pagrindinis turinys. Pažiūrėkime, ar iš tikrųjų taip yra. H1, pamatom, before ir after, ir tarp jų esantis tas pagrindinis turinys. Puiku. Jeigu norime pridėti kažko daugiau negu tekstus, mes galime šitos ištrinti, bet jie yra būtini. Be jų neveiks. Ir tada pridėkime. Pradžioje gal after ištrinsiu. Color irgi nereikia, nes ne tekstą keisime. Position absolute. Duokime plotį 100%, aukštį 100%. Tai yra prisiderins prie H1 elemento pločio ir aukščio. Ir tada background red. Gerai, dabar jeigu norime, kad jis būtų ten aukštesnis, tarkim, galėtume duoti 300, o plotį 50. Jeigu norėtume keisti jo poziciją, pavyzdžiui, left 0 galėtume pridėti, arba left minus 100%, tada jis persikels į šoną. Bet mums tiek nereikia, nes plotis tik 50, užteks 50, jeigu norim, kad būtų šalia. Ir tada galėtume dar nuo viršaus šiek tiek atitraukti, duoti irgi kokį 20%, tarkim, daugiau šiek tiek, pažiūrėkime, 50 arba net 150. Puiku. Kas įdomu, kad mes su tais before ir after, kaip ir anksčiau matėte, ar ne, galim padaryti, kad išlystų ten iš šonų ir taip toliau, tai čia panašiai darysim. Prie H1 pridėsim hover ir keisim before poziciją, tai galim tiesiog transform, translate, taip ir bus į viršų, į šoną galbūt pradžioj per kokį, galvoju, 50 pikselių ir į viršų minus 50 pikselių. Jeigu gerai atsimenu, pažiūrėkim. Gerai. Super. Ko dar norėtųsi, kad jis pasisuktų per kokį 90 laipsnį. Tai galėtų aukščiau pakilti 150. Šiaip geriausia, aišku, visą laiką prieš animaciją susitvarkyti šitam pačiam pagrindiniam ir tada animuoti. Bet man visai neblogai pasisekė pataikyti. Pažiūrėkime. Gerai, kai užeinu ant H1, aš visai norėčiau irgi, kad jis keistusi. H1 hover, duosiu baltą spalvą. Padarysiu perėjimą. Transition. 0,3 sekundės. Ir kad šitas before būtų už mano H1, duosiu z index -1, nes šiaip būna 0, kaip ir minėjau anksčiau. Ir tada jis bus, matot, gražiai. Kad pradžioje nesimatytų šito stačiakampio, galime duoti before opacity 0 ir tada padidinti iki 1, kuomet yra hover. Taip ir atrodys, kad iš niekur atskrenda. Jeigu norėtume, kad pradžioje atskristų kvadratėlis, o vėliau nusispalvintų mūsų H1, galime pridėti delėjų prie H1. Transition. Delay. Kokias nori 1 sekundę, tarkim, pažiūrėkime. Ir tai sustiprina. Apskritai, before ir after elementai, jie padeda sustiprinti animacijas ir kad ant jų labiau norėtųs paspausti. Galime dar pridėti kursorių. Gerai, visai neblogai. Tokiu būdu matome, mes galime stilizuoti, kurti ne tik before, bet ir after elementus, bet man labai norėjosi parodyti pačią esmę, kaip jie veikia. Gerai, tai tiek su before ir after, kaip ir viskas mūsų pamokėlėse bus pridėta į Final projekto failą po mūsų video. Šitą Visual Studio Code projektą galite išsijungti ir tada eikime į savo portfolio page projektą, kur čia yra viskas ar ne, ir įsikelkime į Visual Studio Code, kad galėtume jį testi. Atsidarykime live serverį, įsikelkime čia. Taip, mes paskutinį kartą, kaip atsimenat, prisidėjome before ir after elementus su fonais ir taip pat susisiejame su Fontosum ir su Google Fonts bibliotekomis, į kurias remiamės paskui savo CSS. Taip, stilizavome viską body CSS viduje, o dabar kursime patį turinį. Tai index.html, išsitrinkite icon elementą ir rašykite header ir viduje H1 su Adam Jensen. Taip ir atsiras Adam Jensen. Tuomet po Adam Jensen kurkit paragrafą ir paaiškinkite, ką jisai ten veikia gyvenime, pavyzdžiui, security chief. Taip. Ir tada galima snaigę pridėti, arba kad gražiau būtų, galėtume susirasti tašką. Tai dot symbol ieškokim ir va šitą simbolį įsidėkim vietoj snaigės. Ir bus gražiai atskirta tada. Ok, tai security chief, kas čia dar? Cyborg
Keyboardų gali. Šiaip, kad ir ką jūs norėsit, vėliau galėsit pasikeisti. Dabar svarbiausia, pasirašykit kažką, kaip, kad užimt vietą tiesiog. Tai security chief, keyboardas ir niekada neprašė šitą. Tai toks jo darbas, žodžiu, aprašymas. Taip, ir tada po apačią mes pridėsime navigaciją, kurioje bus mūsų Anchor nuorodos, kol kas tuščios, bet čia galėsit pridėti savo nuorodas į Twitterį, Facebooką, Dribbble, GitHubą ir panašiai ar paštą. Tai ir tada eikime į Fontosam, ieškokime search ikonų ir pirmiausia va, Twitteris, nusikopijuokit, įsidėkit tarp Anchor, išsaugokit ir atsiras. Kol kas, kai paspausit, nieks nepasikeis, bet jeigu norėtumėt, pavyzdžiui, ten Twitter savo prisidėti, galėtumėt vietoj hashtago priskirti ir tada paspaudus ant šitos nuorodos turėtų atsidaryti jums. Dabar kol kas aš paliksiu kaip yra, paskui galėsim pasitikrinti ir padauginsiu savo ikonus su Anchor nuorodomis. Ir čia labai paprasta iš tikrųjų keisti, užtenka čia parašyti Facebook ir bus Facebook. Tada mes turėsime Dribble. Facebook gal naudokim tik, kad būtų viena raidė F. Pasidauginkim toliau į GitHubą. GitHubas yra didžiausia iš tikrųjų kodo dalinimosi platforma pasaulyje ir net ne vien svetainės kuriantys žmonės GitHub'u naudojasi, tai ateityje, jeigu toliau programuosit, tikrai šitą platformą naudositės. Taip, ir tada paskutinis bus paštui envelope. Tik tais gali būti, kad yra ne brands, o solid. Gerai, puiku. Pasidarėm mini struktūrą headerio ir tada galime pasidauginti šitą linką, Alt-Shift į apačią ir susijęti su header CSS. Ir tada eiti į Styles aplankalą ir susikurti header CSS. Dar kartą parodau struktūrą, headeris, jo viduje yra H1, paragrafas, navigacija ir nuorodos, hiperlinkai su ikonomis. Šitomis matote, ne? Ir tos ikonos yra tokios kaip violetinės spalvos, nes dėl to, kad viduje hiperlinkų. Gerai, einame į header CSS ir pradėkime stilizavimą. Galime pasirašyti header komentarą ir po header komentaro header elementą stilizuokim, duokim aukštį 90 view height ir plotis tegu būna 100, kad mes galėtume lengvai naudoti display flex. Taip, gerai, vienas šalia kito. Dabar pakeiskime kryptį, nes matot, vienas šalia kito negerai. Turėtų būti vienas po kito, flex direction column ir lygiuokime centre. Justify content center, align items center. Puiku. Dabar jeigu norime kažkokių tarpų tarp jų, desnių, galime duoti gap ir atsiras tarpai. Galime pridėti H1, didesnį dydį, tarkim 5 elemento dydis ir prie viso headerio dar priskirti, kad būtų balta teksto spalva. Ir taip po truputėlį, matom, susilygiuoja viskas, pakeičiam spalvas, pridedam tarpus, sutvarkom ar ne, kad būtų dydžiai ir mūsų po truputėlį puslapis keičiasi. Nepamirškite, kad mes anksčiau esam jau prisidėję ir šriftus, ir šriftų biblioteką, ir fontų biblioteką, dėl to mums lengva buvo tiek atsinaujinti tiek šriftą, tiek prisidėti ikonėlės. Gerai, tai pasididinom savo H1, susitvarkėm visą struktūrą headerio, pridėkim paragrafui font size taip pat, bus 1.3 elementų dydis, tiek padidėjo ar ne, galėtume šiek tiek ryškumą sumažinti, opacity 0.8, kad nebūtų toks ryškus kaip pavadinimas ir tada belieka tvarkyti navigaciją. Taip, čia parašykim navigation, nav, semantinis tagas, display flex, duosim gapų tarp tų elementų, labai gerai, ir tada anchor, keisim spalvą, duosime border 1 pikselis solid white, pridėsim paddingo, kad išsiplėstų, super, duosime border radius, kad susiapvalėtų, galime iš tikrųjų 100 padaryti, kad visiškai apaus, ir matom, kad Facebookas yra susispaudęs. Tai priklausomai nuo ikonų, mūsų plotis šitų ribų yra skirtingas. Tai, kad būtų visur vienodas, duokim vienodą plotį, tai gal irgi po 15 pikselių pradžiai pabandykim plotį ir aukštį. Neblogai, bet gal norėtųsi didesnių.
pabandysiu padaryti ir padidinti font size irgi iki 25 pikselių. Neblogai. Dabar svarbiausia, kad yra patys tie apskirtimai vienodo pločio ir aukščio, kad viduje esančios ikonos būtų centruotų gražiai, sucentruotų display flex, justify content center, align item center. Tai tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Ir matom, yra pabraukimas. Tai to pabraukimo aš dar nenuėmiau. Tai text decoration none ir jo neliks. Tai paprastai susitvarkėm, ar ne, kad būtų visi burbuliukai vienodo pločio, aukščio ir ikonos gražiai lygiotų jų viduryje. Šiaip man asmeniškai išplėtus atrodo viskas per daug susispaudė, tai mes galime prie navigacijos gapų padidinti iki kokį 30 ir taip pat padaryti, kad pati navigacija būtų šiek tiek atsitraukus nuo paragrafo daugiau. Tai irgi margin top, kokį 10 pikselių arba net 30. Pasižiūrėk. Visai neblogai, gal šiek tiek per daug, 30, 25 užteks. Puiku. Dabar ar norėtųsi man daugiau tuos burbuliukus padidinti? Gal šiek tiek. Tai iki 30 padarykim ir font size irgi 30. Gal nereikia, tegu būna mažesnė. Super. Ko dar trūksta, tai yra animacijos. Tai prie anchor pridėkim background, white. Ir tada užėjus ant anchor turėtų pasikeisti. Tai pažiūrėkim, ko trūksta. Uždėsiu kursorių, kad matyčiau, ar iš tikrųjų aš užeinu. Matom, kad nelabai reaguoja. Bandykim pakeisti tiesiog borderio spalvą. Matyt, užstoja mums fonas. Matom, body after fonas užstoja. Tai kad neužstotų, mums reikėtų visą headerį iškelti į priekį, z-index, kokį vieną padaryti, pažiūrėkim. O tą afterį nukelti atgal. Einu aš į body CSS, pridėsiu prie afterio irgi z-index -1. O, ir dabar viskas gerai. Tai va, tai eikite body CSS, pridėkite z-index -1, grįžkite į headerį ir šiaip čia to z-indekso net nereiks. Greičiausiai. Aha, puiku. Ir tada turėtų keistis borderis, o jeigu norėsit, galėsit keisti ir background. Background, white. Prašau. Taip, bet čia per daug to fono, taip sumažinkime peršviečiamumą. Ir va toks apsišvietimas bus. Galime dar pridėti transition 0,3 sekundės ir bus su perėjimu. Puiku. Pažiūrėkim, kaip viskas ar prisiderina prie ekrano. Matom, kad nelabai. Kad prisiderintų, eikime viršui, kur yra mūsų navigacija ir duokime flex wrap. Ir tada didinant, matysim, jau šiek tiek prisiderina, bet dar nelygiuoja viskas viduryje. Tai čia pridėsiu justify content center ir šitie burbuliukai lygiuojas viduryje, bet H1 kol kas matom dar nelygiuoja. Tai duosim H1, text align center ir tada jau viskas turėtų gražiai, bet išskyrus paragrafą. Tai galbūt mums geriau būtų ne prie H1 priskirti, o prie header. Nu va, ir dabar atrodo viskas gražiai prisiderina. Super. Susitvarkėm su savo headeriu. Jeigu norim daugiau tarpų tarp šitų burbuliukų ar ne, galėtume prie savo paragrafo pridėti word spacing, kokį 10 pikselių, ir jie išsiplėstų, bet čia šiek tiek per daug, gal užteks 7. Gerai, taip, ir tada paskutinis dalykas ar ne iš pačios struktūros, tai yra susitvarkyti footerį. Taip, tai paskutinis dalykas iš pačios struktūros yra susitvarkyti footerį. Tai pirmiausia eisime į indeksą ir apačioje po headeriu kursime footer elementą ir jame bus paragrafas su copyright simboliu, tai ieškokit per internetą copyright symbol, nusikopijuokit, įsidėkit tarp paragraf tagų ir tada čia pasirašykit all rights reserved by anchor ir čia šiuo atveju aš pridėsiu codeacademykids.com puslapio nuorodą. Gerai, ir čia parašysiu Code Academy Kids. Lygiai tą pačią nuorodą galėčiau pridėti ir visur kitur. O čia, kur yra mano hashtagai. Ir tada visi nukeltų mane į norimą puslapį. Ir taip pat paspaudu čia. Gerai, bet dabar kol kas taip nedarysiu. Paliksiu tiesiog su hashtagu. Ir tada eikim, stilizuokim footerį. Taip, tai susikursim. Čia galim pasidauginti headerį. Sulinkinam su footer CSS. Einam į failų struktūrą, kuriame styles aplankale footer.css. O taip. Gerai, dar kartą kartuoju.
apačioje sukurkite footer elementą su paragrafu jo viduje ir paragrafo viduje įdėkite Codecademy Kids arba savo vardą pavardę į Anchor hiperlinką. Taip, dabar aš žiūriu šiek tiek man, viskas susistūmė į kairę. Pažiūrėkime, kodėl. Galbūt dėl to, kad footerį aš pridėjau. Kažko trūksta. Gerai, tai pasižiūrėjau, kur buvau suklydęs, tai body CSS failė buvau pridėjęs background repeat text, jį tiesiog užkomentavus viskas susitvarko gražiai ir tada einam į indeksą, atkomentuojam footerį ir tada einam į susikurtą, jeigu susijęt su footer CSS, į footer CSS failą ir ten stilizuojam footer. Galim komentarą parašyti footer ir tada footer vingiuoti skliaustelį ir duodam text align pradžiai center, kad viskas gražiai būtų. Čia nelabai matysis kol kas. Duokim color white, kad spalva pasikeistų. Tada pridėkime, kad jo būtų pozicija, netrukdytų position. Kol kas gal paliekam taip, kaip yra. Pažiūrėsim, ar reiks. Ir tada taip pat prie footer priskirsim pseudo elementą. Before, content. Tuščios kabutės, duosim position absolute. O kad veiktų, būtina pridėti position relative prie footer pagrindinio elemento. Ir tada bus čia top 0, left 0, bottom 0 ir right 0, kad gražiai išstemtų. Ir duosim background URL ir nurodysim images, tais reikės grįžti gal. Images ir footer matysim SVG. Ir ką tai duos? Pastebėkit, čia apačioje mato toks patamsėjimas atsiranda. Be šito nėra ir tada aiškiau matysis mūsų tekstas. Gerai, dabar, kad būtų gražiai lygiuotų mūsų viskas paragrafe, pridėkim footer paragrafą, display flex, duokim justify content center, align items center ir galim šiek tiek gapą. Dabar problema, kad mūsų Anchor pasiema iš ankstesnių Anchor stilių. Tai čia, kur mūsų headeris, kur yra Anchor, ne, galime prieš Anchor patikslinti navigacijoje esantis Anchor. Ir tada mūsų Codecademy Kids jau nebeturės to iš ankstinio stiliaus. Taip, tai dar kartą kartuoju, nueikite į header CSS ir patikslinkit, kad prie Anchor parašykit nav, kad nav esantis Anchor tik stilizuotas būtų taip su tais rutuliukais, ar ne? Gerai, ir kai užeinam taip pat navigacija esantis Anchor, kad gautų tą foną, o čia nieks nesikeistų. Grįžtam dabar į footer CSS ir stilizuojam toliau footerį. Tai duodam footer anchor color white, text decoration bus none, kad nusileistų gražiai iki apačios mūsų tas visas backgroundas, ar ne? Galbūt galvoju, jeigu top neduosiu, jisai neišsiplės gražiai. Pabandykim duoti footeriui vietoj position relative absolute. Ir tada apačioj lygiuokim bottom 0. O, liuks, left 0, right 0. Puiku. Ir tada galime dar pridėti paddingo. Labai gražiai. Na ir beveik mes esam pačioj pabaigoj. Dabar mums tai reikia pridėti tam tikrą animaciją prie footer hover. Tarkim, galim padaryti, kad turėtų jis pradžiai borderį kokį nors bottom, 3, tarkim, arba 1 pikselio dotted, baltos spalvos. Taip, ir tada, kai mes užeinam, mes tą borderio spalvą padarom transparent ir peršviečiam. O, liuks, ir su transition 0.3 sekundės gražiai turėtų išnykti. Labai neblogai. Dabar gapai man šio vietoj netinka. Per didelį tiksliau jie padarom kokį footer paragrafo gapus 10 pikselių ir turėtų viskas gražiai atrodyti. Super. Pažiūrėkime, inspektinam. Ar viskas kaip gražiai pristaiko. Aha. Bet norėtųs, kad vėliau šitas šriftas ar ne, šitas paragrafas su nuoroda lystų po apačią. Tai prie footerio pridėsiu dar mediją. Medija. Max width 768 pikseliai. Taip ir tada sumažinsiu footerio font size iki, tarkim, 0.8 elementų dydžio. Žiūrėkim. Galbūt saurinsiu ekraną, bus aiškiau. Neblogai.
bet dar norėtųsi, kad footer paragrafas, flex direction būtų column. Vienas po kito. Va. Bet matom, kad ir šitie tekstai nelabai telpa. Tai aš ne tik tais sutvarkysiu, kad ir footeriai mažėtų, bet ir headeriai. Šrifto dydis. Super. Ir dabar turėtų viskas gražiai atrodyti. Gerai, viskas labai gražiai telpa. Ko dar norėtųsi, galbūt galėčiau pridėti prie body didesnį paddingą, kokie 20 pikselių. Pažiūrėkim. O. Tik tais matom apačioj, tada jau čia nebesimato. Tai galime pakelti šiek tiek footerio paragrafą esantį position. Arba nuimti tiksliau nuo body height ir padaryti out. Bet tada jis matom išsiplečia, negražiai taip. Tai vietoj height auto duosiu tada prie footerio position relative ir pakelsiu nuo top į kokį 50 pikselių į viršų. Ok. Atrodo viskas tobulai. Tai vat, sveikinu sukūrus savo pagrindinį pirmojo etapo nacionalinio IT iššūkio projekto Portfolio Page. Kaip ir minėjau, jūs galite jį atsinaujinti pagal savo poreikius. Šiandieną tada tiek ir iki kito karto.